Labadiena. Labadiena. Ar galite prisistatyti? Esu Audrius Dėdelė, aplinkotyros ir ekologijos studijų programos vadovas. Ar jūs ką nors dėstote studentams? Taip, dėstau kelis dalykus labai įdomius. Tai vienas iš jų yra geografinių informacinių sistemų pagrindai, kada, sakysime, mes su studentais bandome susipažinti su tam tikrais dalykais, kaip, sakysime, erdvėje egzistuojančius aplinką visą perkelti į kompiuterio ekraną ir vėliau žiūrėti tam tikrus ryšius, sakysime, tarp įvairių objektų. Taip pat dėstau dar vieną dalyką, tai yra inžinerijos dalykas, kada mes žiūrime, kokius, sakysime, inžinerinius naujausius dalykus įdiegus galima sumažinti, sakysime, tas aplinkosauginės problemas. Studentai šiomis dienomis iš tikrųjų dažnai galvoja apie ateitį. Ar jūsų dalykuose yra daug erdvės kūrybai, kur studentas galėtų sakyti, taip, aš noriu būti toks kaip jūs, ar yra daug vietos, kur studentas gali pasireikšti? Žinokite, taip, tikrai yra daug vietos kūrybai ir mes iš tikrųjų, kada planuojam, sakysime, kažkokius kursinius darbus, bakalauro kažkokius darbus, aš vis laiką stengiuosi duoti studentui kūrybos, kad jisai idėją išsirutuliotų, ką jisai nori veikti, ką jisai nori daryti. Tai čia yra pagrindinis tikslas, kad geriausia, kada studentas pats pasiūlo temą, o dėstytojas, sakysime, bando padėti ją gvildenti ir įgyvendinti. O ką jums teko studijuoti? Aš studijavau Vytauto Didžiojo universitete aplinkosaugos organizavimą magistrantūroje. Vėliau man, kadangi studijos labai patiko, galima taip sakyti, aš užsikabliavau ir norėjau tęsti tą studijas toliau, taigi pradėjau doktorantūros studijas. Ar šiuo metu jūs atliekate kokius nors tyrimus ar darote kokius nors mokslinius darbus? Tyrimus, galima sakyti, atlieku be sustojimo nuolatos nuo magistrantūros savo studijų. Kai pradėjau, man patiko ir iš esmės visą laiką tas procesas vyksta. Ar galite papasakoti ką nors apie savo laisvalaikį? Oi, šiek tiek sudėtinga apie laisvalaikį kalbėti, kadangi mokslininko toksai yra gyvenimas užimtas iš esmės, kadangi mes turime daug skaityti literatūros naujos, ruošti įvairius straipsnius, dalyvauti konferencijose, ruoštis. Tai jo iš tikrųjų lieka labai nedaug to laisvalaikio. Bet jeigu jo lieka, mes visą laiką, bent jau aš stengiuosi jį praleisti gamtoje. Labai jums dėkoju už atsakymus. Ar jūs norėtumėte perduoti linkėjimus studentams? Norėčiau palinkėti studentams pasiimti iš studijų viską, ką įmanoma, pasidžiaugti studijomis ir vėliau, pabaigus studijas, susirasti mėgstamą darbą arba tęstis mokslinį darbą, sakysime, pas mus, stoti į magistrantūros studijas ar į doktorantūros studijas ir tęsti tą mokslinį darbą toliau. Labai ačiū Jums už pokalbį.